Žiūrėk, aš vis ieškau maisto, kur nereikia pipirų, prieskonių, visokių, žinai, kardamonų, rūkytos paprikos ir taip toliau. Ir suradau vėl, žinai, tokį, iš tikrųjų pats geriausias maistas pasaulyje mūsų ant žemės. Ir noriu jums parodyti. Žiūrėk, nu, pabandyk atspėti per 3. 1, 2, 3. Atspėjai? Nereikia nei druskos, nei pipirų, nei prieskonių, kaip minėjau, žinai, nei kardamono, nei rūkytos paprikos, nieko. Tik paimi ir valgai. Nu, žiūrėk, to aš dabar paragausiu. Tai paimi. Ragaujam. Tas toksai kreminis skonis, aromatas banano, saldumas ir visa tai, kai liežuvis pajaučia, gomurys pajaučia, wow, tiesiog liežuvis samba šoka. Wow, dar vieną gabliuką. O aš negaliu sulaukti, aš jau labai noriu greitai suvalgyti. Wow. Ir dabar tuos visus 4 suvalgysiu. Ir kai tiek daug suvalgau, žinai, apie 3, 4, 5 iš karto. Ir taip esi toks iš karto ta maisto energija užsikrauna, to banano energija užsikrauna, taip užkrauna galvą, užkrauna organizmą visą. Pagrindas tai galvą užkrauna, protą, taip įsmegenis, taip duoda tą energiją. Tiesiog tu jautiesi taip toksai sharp, žinai, aštrus. Sharp, geresnis žodis, sharp angliškas. Toks aštrus. Ir galva taip, smegenis, suvokimas toks aštresnis, geresnis. Tai va, ir toks lengvas maistas, ir pilvuko neskauda, ir tokie visokie dalykai. Ir dabar tos suvalgysiu ir norėjau pasidalinti su jumis, dar vieną gabaliuką paragausiu. Wow, toksai kreminis, toksai skanus, toksai aromatas, kartu viskas sudėjęs, wow. Tai va, aš tai perku dažniausiai, žinai, ekologiškus, organic bio, šį kartą iš savo sodo nupirkau, iš Vokietijoje, iš to pavadinimu Lidl, ten daug užauginau, tai va. Labai geras maistas, nereikia nei pipirų, nei rūkytos paprikos. Lengvai virškinasi, lengvai gaminasi, lengvai valgosi ir galva būna tokia aštri. Gerai, čiau. Iki kito. Čiau.